Labas, mergaičiukės. Sveikos. Žiauriai pasilgau jūsų. Ilgai labai buvau dingusi, bet labai džiaugiuosi, kad ir jūs manęs ilgitės, kadangi gavau iš jūsų komentarų, klausimų, ar grįšim, ar darysim. Tiesiog tol, kol nebuvau pasiruošusi to padaryti, prisėsti, tęsti su naujom jėgom mergytės, tai tol tikrai nesėdau ir, ten aiškint kažko labai ilgai, kodėl neišeinu, manau, nėra labai tikslo, tai pasiaiškint, papasakot, manau, tikrai rasim laiko grįžus. Iš esmės tai nutiko tikrai nemažai tokių tragiškų dalykų susijusių su mano artimaisiais, sakykime, ir tiesiog galva nesuvokiami dalykai, baisus šiurpai eina per visą kūną ir kol kas taipogi dar įsivaizduokit, va dabar kalbu, man viskas tas stringa dar gerklėje, aš dar to negaliu iškalbėti, išsakyti. Viskas su mano vaiku gerai, viskas tvarkoja, viskas einam geryn, tai ačiū Dievui, tai tos nelaimės nepalėtėm mano vaiko, ką aš labiausiai, taip, jisai ypatingiukas, tai todėl ir ta meilė jam yra keturguba turbūt. Bet esmė tame, negaliu mergytės, sakau, dar kol kas stringa gerklėje, nes tai tiesiog sakau, tai protų yra nesuvokiama, kad tokie dalykai gali būti ir vieni po kitų, nelaimė po nelaimės ir tokie sutapimai baisus taipogi, kai vienas žmogus turi išeit, pats tam pasiryžęs, bet aš turiu pasakyti, kad, tai sergančio žmogaus buvo sprendimas. Ir kai tas žmogus ruošiasi tokiam dalykam, tai esi susijęs bet kokiu atveju kraujo ryšių. Ir tai iš tikrųjų kažkokiu tais nepaaiškinamų būdų kažkaip persiduoda, ateina ir paliečia netgi mus. Už tų nelaimių seka dar kitos nelaimės. Taipogi teko, aišku, aš negaliu taip sakyti, aš tam, kam aš asmeniškai gyvai darydavau metimus, taip turėjau aš tą savo mažą būrelį, bet ir žinot, kad nespėdavau visko mergytės apriepti su darbais, su leliuku, su savo gyvais žmonėm, prašymais, negaliu, tai irgi negalėjau atsakyti. Tai aš sakau ir paaiškink, kai mes esam kažkada gal kalbėję, kad, kai metamės kortas ar ne, tarologijos ar panašiai, iš tikrųjų apie mirtą nebūtų, nelabai galima sakyti pačiam žmogui, ar ne apie mirtą, bet tai įsivaizduokit, taipogi artimas žmogus, artima draugė. Tokie dalykai, aš jai mečiau ne kartą ir čia taip susidėlioja, kai aš sakau, viena mirtis ateina ir dar kita. Kažkur tai ten šalia, kai susiję kraujo ryšiai, kai susiję kažkokiais artimais ryšiais, tos nelaimės panašios, kurios jeigu jau nutinka arba jau eina link to, kad nutiks, žinokit, pasiglemžia viena po kitos. Realiai. Ir jei bedarant metimą, jinai manęs klausia tiesiai, šviesiai, kaip jos vyro sveikata, man pirmoji korta išeina mirtis. Nors tas žmogus gydosi nuo vėžio. Gydėsi ilgą laiką, į Vilnių, į sostinę važinėjosi, ten žodžiu, begalę laiko pragulėjo ir aš visi tikėjosi, kaip yra rezultatai ir visa kita parodė, kad viskas kaip ir turėtų būti gerai, o man meta tokius dalykus. Įsivaizduojat, kaip man žmogui gyvai nepasakyti. Ir aš suprantu, kad negalima sakyti tam pačiam žmogui, kad ateina mirtis tau, sakykime, ar ne, bet čia klausia artimas žmogus jo. Tai vieną kartą man šitaip. Ir aš, negalėjau nutylėti. Aš pasakiau tiesiai šviesiai, ką matau.
Tai buvo vieną kartą, po to antrą kartą. Vėl man tą patį metą. Ir tada jau po kiek tai jau buvo praėjęs laikas. Ir tada jau pasirodo, po 2 savaičių, man atrodo, nors šiai sakiau, dažnai negalima kurtinti tų kortų per dažnai, bet 2 savaitės buvo praėjusios. Ir va taip kažkaip vėl sako man, nu baisiai negerai, čia ir taip ir nesako, kas yra. Ir vėl klausimas tas pats, kaip sveikata, kaip jo savijauta. Ir vėl man pirmai parodė grimuaras, mano mylimiausias. Mano mylimiausia kaladė, viena iš mylimiausių. Nu, pirmoji vieta, gerai, mergytis, pirmoji vieta. Taip yra. Antrą kartą, įsivaizduokit, nu, tai gerai, mūsų čia, ar ne, mūsų taro kortų 78. Tai o čia yra, o su orakulu su šituo, su katėm, ar ne, tai čia 2 jų. Virš 156, kiek dabar aš neatsimenu tikslaus skaičius. Dabar reikia pasižiūrėti. Ir čia tą patį. Suprantat? Pirmą kartą. Ir pasirodo, kad tam žmogui jau žodžių būklė kritinė. Įsivaizduokit, iš pradžių visi kaip ir atrodo gerai, arba ten niekas nesakė galbūt teisybės. O man rodo va tokius dalykus ir aš žmogui sakau ir po to man žmogus sako, kad taip, sako, jam aparatą deguonies turi atvežti, kadangi situacija jo būklė yra kritinė. Ir pasirodo, negana to, jo brolis taip pat mirties patale guli. Esmė tame, kad ir čia su tom nelaimėm, kurios vyko vat, mano artimam rate, kai aš būsiu pasiruošęs, kai jau man nebestriks gerklėje mergaitės, nes aš be ašarų čia nepapasakosiu, tai tikrai pasakysiu. Bet va taip atseka tos nelaimės. Va šitaip. Ir va tu sakyk, ką nori, tikėk, netikėk. Ta prasme, žinot, nu mes skeptikai galim būti ant visko ir panašiai, bet kaip tu gali netikėt, kai tau va šitaip rodo. Ir man šiurpai per kūną laksto, suprantat? Ir čia jau net nebeina mergytės apie kalbą tikėt ar netikėt. Taip yra, taip rodo, taip veikia ta visata, tos visos jėgos, visa tai, kas yra nuo mūsų paslėpta, ko mums neleidžia mūsų smegenis ar mūsų kažkokie pojūčiai pamatyti, ar ne, nu tai bet tai nereiškia, kad to nėra. Tai mes tų milimetrinių mikrogyvūnėlių juk irgi plika akim nematom, bet jie juk yra, jie gyvena, jų pilna, o mes kai kurių jų net nematom, nežinom, kad jie ir egzistuoja, lygiai taip pat ir čia. Tai va šis įrankis yra stiprus, jis aišku stipriausiai jis veikia, kada yra šalia žmogus susijęs su saitais ar ne su kitu žmogum. Tai ten yra jau visas 100%, ar ne? Pas mus metimukuose paklaida ten gali būti, na, aš neduočiau daugiau 5% paklaidos. Tai sakyčiau pakankamai neblogai, 5-10, bet ne daugiau. Tai va. Ir noriu dar plus supažindinti jūs dar su viena nauja kalada. Negalėjau juk, žinot, mane pažįstat, aš juk negalėjau sustoti tuo domėtis, ieškoti vėl, ar ne, nes ta mano mylimoji kaladė, šitą irgi myliu, nors aišku, su jie yra labai sudėtinga dirbti. Bet kaip sakau, nenustojau mylėti mūsų kanalo, mūsų kūrybos, mūsų rato mergaitės, nes dabar einam į tokią vos ne krizę žmogiškųjų išteklių, emocijų, jausmų, kadangi dabar jau pasipylė per visur ir straipsniai, ir tarp pažįstamų kalbų, ir mane greičiausiai tai labai greitai palies taip pat dirbtinis intelektas, ar ne? Jau girdėjau nemažai, kad daug kur įdegė dirbtinį intelektą, automatizuoja, kad, sakykime, pradedant gamybos, baigiant, sakykime, reklamos dalykais, analitika, kas be ko tiksliais mokslas šio nebekalbu, bet jau ir kitur kišasi tas dirbtinis intelektas, žodžiu visur, ir tai yra tiesiogiai atimamas darbas iš žmonių, bet tai negana to, kad pas mus ir taip jau viskas automatizuota.
bendravimo gyvo nėra, emocijų, jausmų, kiti jau nebemoka reikšti gyvai, arba iš vis jau, ta prasme, arba aplamai apie iškalbą nekalbu, ar ne, tai pritrūksta žodžių ir visa kita, tai dabar įsivaizduokit, kad, bet bent jau ten su emodžiais mes kažkaip ten, ar ne, pajokaujam tam bendraudami nuotoliniu būdu visą, ar ne, visa kita, vis tiek yra ta žmogiškasis, ta emocija, jausmas, o dabar įsivaizduokit, visur viskas busim aptarnaujami dirbtinio intelekto, kalbėsim su dirbtiniu intelektu, kur be papulsim, ar ne, žodžiu, visose sferose darbus iš mūsų atims taipogi jis. Ir, ir ta prasme, o žmonės? Viskas? Mes nebereikalingi, mes šiukšlės, mes kas? Tai čia iš vis, suprant, kas mes tada tokie, kur jausmai, kur emocijos, kur darbas, kur bendravimas, kur tobulėjimas, augimas žmonių viens iš kito, ar ne, kur mokymasis viens iš kito, kur pačio žmogaus pažinimas, ta prasme, jo minčių, jo charakterio, jo asmenybės, kas tu toks, ar ne, moralinių principų, vertybių ir taip toliau, ir taip toliau. Aš negaliu, aš todėl ir mergytės viena iš didžiųjų, viena iš daugelio kitų priežasčių, viena iš tų priežasčių taip pat yra ta, kad grįžtam, aš noriu išlaikyti mus, aš noriu išlaikyti mūsų ratą, noriu, kad jis daugėtų, nes mes čia niekada gyvenime dirbtinio intelekto neįsileisim. Todėl, kad šis kanalas yra žmonėm, nuo žmonių, žmonėm, nuo žmogaus, kitiems žmonėm ir visiems kartu. Jokių intelektų, jokio dirbtinumo, jokios pas mumis tokių dalykų niekada nebus. Čia šitas ratas, šita mūsų bendruomenė išskirtinai ir visam laikui per amžių saman lieka tik žmonėm. Ir niekam kitam mergytės. Ir tai, ką jaučiu aš, ką jaučiat jūs, kai mes susitinkam, kai mes bendraujam, kai mes komentaruose bendraujam, ar ne, kai mes per live ritualą bendravom, juk to nepakeis niekas. Man širpuliukai per kūną bėgioja, pasišiaušia plaukai ant rankų. Nes šito niekada niekas nepakeis. Tai va, o mūsų nauja kalada vadinasi 78 duris, kurią bandysim taipogi prijungti mūsų metimukuose, kuriuos turėsim. Šiaip šitą kaladukį pareguliavau truputėlį. Galim šiek tiek pražvelgti. Jinai labiau tokia bus mergytės irgi viena iš tų darbinių arkliukų kaladžių. Jinai iš dalies panašiai Vaito Raiderio, ar ne, viena iš tų pirmųjų kaladžių, tų pagrindinių nuo senų senovės atsiradusių, ar ne. Vaito Raiderio turbūt visi žino, niekas nežinotų, tai tokio panašaus šiek tiek principo, bet iš tikrųjų skirtinga, nes jūs žinot, kad jau Vaito Raiderio pas mane nėra. Čia sakau, kažkas panašaus į Vaito Raiderio, galbūt dėl to jinai mane patraukė, nes tai vis dėlto klasika, bet aš pačio Vaito Raiderio jau tų pačių paprasčiausių, aš prisipažinsiu, nelabai mėgstu. Man netraukė, tiesiog mane traukė tokio tipo, ar ne? Todėl bus įdomu tokį pusiau klasikinį variantą įtraukti pas mus į video. Tai va, mergyčiukės. Turiu suprantamą temų pasiruošusi ir vienokių, ir kitokių, ir trečiokių. Jeigu turit pageidavimų, norų, nes labai ilgai nesimatėm, gal turit kažkokių tai specifinių temų, kažkokių tai, kurių labai labai norėtumėt, lauktumėt, galbūt kurių net nebuvo pas mus, jeigu ir buvo, nesvarbu, juk praėjo jau metai ar du, ar ne, net nepasižiūrėjau dabar jau, kiek čia laiko mes kartu, bet jau ilgai. Tai jeigu šauna mintis, jeigu turit kažkur užantį, jeigu labai kažkokios temos labai norit, rašykite komentarus, mes pasiliksim šitą video būtent tiem komentaram, stengsiuosi šitą video visada komentaruose įmesti, kur galit
po šiuo video palikti komentarus, kokių temų galbūt norėtumėt, pageidautumėt, šovė, reikia ar ne, būtinai ir darysim iš eilės, va, ir pasikalbėsim, kokias imam, iš kur imam ar ne, ar tai mano tema išlindus iš kažkur ar ne, mane pasigriebusi, kaip žinot, mane pasivogė tos temos, kartais pačios įlenda į galvą ir aš negaliu jų iškrapštyti, kol nepadarom, arba pasakysiu, kad čia iš jūsų mergaitės kažkurių, galite anonimiškai ar parašyti, nesvarbu, ta prasme, aš galiu ir neskelbti ar nekieno tai tema, tiesiog tai, kaip norėsit, taip ir darysim. Tai ką, mergaičiukės, apkabinu, labai džiaugiuosi, kad esu jums reikalinga, nes be jūsų nebūtų manęs, tai ir iki pasimatymo, greito pasimatymo, mergaičiukės. Ate.